Labadiena visi krepšinio fanai, susirinkę į Nostra RKL A diviziono mažai finalą, kuriame šiandieną Kėdainių arenoje susitinka Raseinių ir Vytauto Didžiojo universiteto ekipos. Čia ir pirmieji taškai Domas Uosis 3 taškių, jo įspelno. Jadas Jucius. Varžovas nespėjo laiku pakelti rankos, tikrai labai gražus techninis metimas iš toli. Julius Liesis, tad reikia gerų sprendimų, 3+1. Ir Žilinskas imasi lyderio rolės, 29 jo taškai. Ir sveikinimai Raseinių komandai, 10 vietos. Reguliariajame sezone Raseinių komanda atvyko į finalo ketvirtą ir laimėjo medalius. Nostra.lt regionų krepšinio lygos taikliausias snaiperis Aras Petraitis. Šiandieną išaušo ta diena, kuomet paaiškės, kas iškovos 2024-2025 metų A diviziono čempiono titulą ir gaus galimybę keltis į nacionalinę krepšinio lygą. Perdavimas ir dėjimas iš viršaus, Ignas Lukočius. Sina tą kamuolį Galinauskui, gali žaisti prieš Dambrauską, dvigubinamas Ūzo. Pataiko puskablį dešinę ranką. Ūzas tranzicijoje Kėdainiai greitai pereina į pozicinį puolimą. Ir jame ką moka tai mesti iš toli, taip ir šiandieną užsikurdinėja Kėdainių komanda. Azalis į kairę pusę, atlieka metimą dešinę ranką, 2 taškai mažintys atsilikimą iki 12. Steponavičius Ūzui šokdina, Šeputį visiškai laisvas, 3 taškai. Rokas Ūzas. Ir viskas, šiandieną tai yra baigta. 2024-2025 metų Nostra.lt regionų krepšinio lygos A diviziono čempionais tampa Kėdainių sporto centro komanda.